Taigi šitoj pamokėlį greitai pasižiūrėsim, kaip veikia tas pagalbininkas mūsų, kuris padeda. Tai viskas, ko reikia, tiesiog šitas komandas kopijuojam į terminalą, sukūrėm aplanką, kada vertimas ir einam į, atsisiunčiam scenarijų ir padarom jį vykdomuoju ir paleisim patį scenarijų. Čia paklaus mus, ką mes norim daryti. Natūralu, kad pirmas dalykas, ką mes norim padaryti, tai inicijuoti pirminį atsisiuntimą viso ko. Pasirinko mygtuką, spaudžiu Enter ir manęs klausia, ar aš pasitikiu šituo serveriu. Rašau taip, čia yra pirmą kartą, daugiau nebeklaus. Vat ir tiek. Noriu pastebėti, kad jūsų raktai, SSH raktai, turi būti jau tvarkingai sutvarkyti, kaip ankstesnėse pamokėlėse yra duotos instrukcijos. Vat ir viskas, atsiųsti visi yra vertimo failai mums reikalingi. Kitas dalykas, ką padarysiu, tai sukursiu lokalizę programos projektą, nes aš verčiu su lokalizės programa. Tai spaudžiu 4. Taip. Ir projektą pavadinsiu KDE5, nes šiuo metu scenarijus skriptas parašytas yra būtent, kad atsisiųsti KDE5 vertimo failus. Ir viskas, spaudžiu kol kas Q raidę ir išeinu iš scenarijos. Bet ir viskas. Pasižiūrėsim, kaip verčiama yra su lokalizė programa. Tai yra pirmas programos atidarimas. Ir pirmą, ką padarysiu, tai atsiversiu projektą. Tai yra atsiversiu projektą, kur ankstesnėje pamokėlėje sukūręs, tai vad KDE5 lokalizė. Ir pirmas dalykas, ką programa padarys, tai susirinks duomenis apie vertimo failus visus. Ir mes pamatysim čia iš karto visą statistiką šitame lange. Tai yra projekto atidarimas. Taigi, kitas svarbus žingsnis mums yra susiformuoti vertimo atmintį. Tai duomenų bazė, kurią programa naudoja automatiškai, gali pavyzdžiui automatiškai išversti už mus daug failų. Tai keliaujam į įrankį, kaip matote čia, tvarkyti vertimo atmintį. Ir čia turime numatytą duomenų bazę ir KDE5. Tai pasirinksim KDE5 duomenų bazę ir pasirinksiu štai čia įkelti duomenis. Įkelti duomenis reiškia, nurodysiu kelią, kur yra vertimų failai, po failai, iš kurių programa susigeneruos vertimo atmintį. Tai pasižymiu visą šitą aplanką ir paspaudžiu gerai. Kas vyksta, va čia atidarius, galima matyti, kad formuojama yra vertimo atmintis. Šitas procesas yra tikrai labai ilgas, todėl šitą vietą sustabdysiu filmavimą. Tam, kad pasižiūrėti, taip, turime 164 65 beveik tūkstančius įrašų. Tai tiek su vertimo atminties generavimu. Tai sekantis žingsnis, trumpai pasižiūrėkim, kaip verčiama su lokalizė programa. Čia yra mūsų projektas. Labai nesigilinsiu, žinau, kad yra neišvestas failas pairs, tai yra žaidimas. Štai čia pasirenku patį žaidimą ir kaip matote yra šaltinis, tai yra anglų kalba įrašas programos kažkokios tai vietos. Ir čia yra vertimo būsena. Verčiant viršui turime laukelį su angliško, čionais galime, čionais yra vertimo laukas. Taip pat štai šito vietoje yra vertimo atmintis ir iš karto rodomi siūlomi pasiūlymai iš duomenų bazės. Tai norint panaudoti, tai vat iš karto rodomas trumpinys Ctrl+1, paspaudžiu Ctrl ir 1, aš iš karto užpildau šitą vertimą. Tai va taip pakankamai greitai yra verčiama. Tačiau yra ir geresni įrankiai, tai keliauju į įrankius ir aš tenais užpildyti visus tikslius pasiūlymus. Tai reiškia, pasirinkus šitą komandą, visas mūsų failas yra automatiškai išverčiamas. Ir jeigu yra įrašas kažkur tai jau anksčiau išverstas ir atitinka 100%, tai programa už mus ir išverčia iš karto. O kur reikia peržiūrėti, tai vat, kaip pavyzdys yra your name, tai yra vertėjo vardas šiuo metu, mano elektroninis paštas, paleisti viso ekrano režimu, tvarkoj. Pasirinksiu tik tiek, kad iš mažosios raidelės, grotuvas ir patvirtinimas, išeiti ir čia ko gero bus lygiai toks pat prisijungti. Ir kaip matote, programa pakankamai išmani, netgi jeigu duomenų bazė yra prisijungti, o čia
kaip pavyzdys yra šauktukas, tai jinai spaudžiant Ctrl ir +1, jinai pati užpildo ir šauktuką ir patvirtinu šitą dalyką. Kol kas tiek, kad daugiau neversiu, tiesiog paspausiu, kad išsaugoti ir tiek. Su šituo failu baigta. Na ir atlikus vertimą reikia jį aišku išsiųsti bendruomeniai. Taip ir padarysiu. Keliauju KDE vertimai. Yra štai scenarius. Atsidarysiu terminalą šitoj vietoj ir paleisiu scenarių. Tai bus KDE. Taip. Tvarkoj. Ką mes čia turim? Tai yra trečias pasirinkimas išsiųsti išverstus failus. Pasirinku 3 ir spaudžiu. Enter. Viskas, išsiųstas mūsų vertimas. Taipogi, kiekvieną kartą jau atlikus pirminį inicijavimą mūsų tos aplinkos vertimo, kiekvieną kartą prieš verčiant būtinai reikia atsinaujinti vertimus failus. Tai paspausiu antrą komandą 2. Ką padarys mūsų pagalbininkas, tiesiog pasižiūrės, kad pas mus prieš verčiant būtų patys naujausi failai. Tai tiek, dėkui jums ir kviečiu prisijungti prie šaunios bendruomenės, tikrai šaunios sistemos ir daugelį programų ir išsivesti lietuvių kalbą viską. Iki.